Čepuko novelių apysaka Išprievartautojai. Tai dramatiška istorija tokia, koks yra gyvenimas. Knygos pavadinimas mums ir atskleidžia pagrindinį šio kūrinio įvykį, kuris vėliau ir nulemia svarbiausio apysakos asmens Silvijaus gyvenimą. Autorius su jam būdinga vidine pajauta ir klausa. Lig šiol girdi ir saugo Silvijos širdies raudą. Šį kūrinį jis dedikuoja mylinčioms. Knyga iš karto sudomino tematiką, intriguojančių siužetų, veikėjų charakteriais, jų būsenom, psichologizuota. Tematika šių dienų tokia aktuali ir atrodo tokia girdėta ugdytojų ir ugdytinių santykių. Ir kada gavau dovanų gerbiamo Donato Čepuko knygelė Išprievartautojai, truputėlį toks liūdnas pavadinimas ir skausminga spalva knygelės mane šiek tiek nuliūdino. Bet kada pradėjau skaityti šią knygą ir susigyvenau su moterimi Silvija, kuri turėjo labai daug išgyvenimų, aš nepastebėjau, kaip verčiau lapą po lapo ir skubėjau sužinoti, kaip jis susiklostė šitos moters likimas. Mes iš laukų akmens, tėvų dorovės nesugriovė, telyje iškoja savasties ir meilės pažinimo meno. Sukas reguliuoja laimės ratas, traukos dėsnis, bet senolio atrastas. Jis užkaičiausia žemė viltimi. Būk su manimi, tik būk jį su manimi. Šio pasaulio mįslių labirintas, mylintys, nuodingi kelio akmenys. Dabar tai viskas. Draugaukim su knyga, ieškokim knygos. Knygose daug yra paslėpta. Visų pirma, paslėpta pasislėpę autoriai. Esu palikęs nemažai savęs. Ir todėl linkėdamas ir prašydamas skaityti knygą, jeigu jūs norite pažinti mane, tai knygose atrasite. Padėkoti čia visiems atėjusiems. Man labai net graudu prieš ištariant šitos žodžius, kad tiek daug atėjo mielų žmonių, labai gerų žmonių, kuriuos nors ir kiekvieną atskirai apkabinti ir jam švelniai pasakyti jums, o kaipgi jūs dėl manęs